Sol FM. Taigi, sveiki, labas vakaras sugrįžę, mėlyjei Sol FM klausytojai, jau sugrįžtate į antrąją šios dienos laidos dalį, tai kaip, nežinau, ar prasidėjot visą tą laiką, ar klausėtės pirmosios laidos dalies ar ne, bet pirmoje dalyje kalbėjome apie masonus, apie laisvuosius mūrininkus, bet juos mes vadinsim tiesiog masonais. Taip, nežinau, ar buvot pirmoje dalyje ar ne, bet daugiau mažiau apibrėžiau tą pačią istoriją masonų ir kokie jų daugiau mažiau yra principai, o toliau pabandysim pakalbėti apie jų ritualus ir kuom jie gali būti galimai pavojingi patys masonai. Nežinau, ar jums įdomi šitą temą ar ne, tikiuosi, kad įdomi, nes aš šiaip labai mėgstu visas tas slaptąsias draugijas ir panašiai, bet tik pabrėšiu, bet patys masonai jie nėra ta tradicinė prasme slaptoji draugija. Ta prasme, apie masonus realiai žino daugybė žmonių. Ta prasme, gal net ir jūs esat matę, tarkim, kokią nors ložę, ar net patį masoną esat galbūt sutikę ar pažįstat. Ta prasme, tai nėra kažkokia draugija, brolyja, sakykime, kuri yra visai nežinoma. Patys masonai galbūt net jie ir patys save vadina daugiau ne slaptąją brolyją, bet brolyją, kuri turi paslapčių. Čia gal taip sakykime. Tai vieša brolyja, kuri turi paslapčių. Tai kaip ir minėjau, ezoterika. Tos žinios, kurių tau, neverta žinoti. O vėlgi pačios ložės, kaip ir minėjau, jos irgi turi tam tikras organizuotas, savo dalis galbūt, tam tikras tradicijas, ritualus ir panašiai, bet priminsiu tiesiog tą vieną faktą galbūt, kad masonai apskritai yra skirstomi į dvi rūšis, tai tie kontinentiniai masonai, kurie yra labiau liberalūs, jie turi mažiau tradicijų, tų tokių, taip kaip pavyzdys, kontinentiniuose masonuose, toje liberalesniai organizacijoje gali būti, moterų, kaip pavyzdys, tuo tarpu tie reguliarūs masonai, tie anglosaksų tradiciniai masonai, jie yra konkrečiai brolyje, juose dalyvauja jų susirinkimuose tik vyrai, apskritai, jų nariai yra tik vyrai šių masonų. Tai judant toliau, ta prasme, kaip žinia, masonai turi savo ložės, tas vadinamasias, jos yra daugiau atrodo kaip šventyklos. Tos šventyklos, jeigu apskritai į jas gali ir įeiti, kaip pavyzdys, mes turim net nuotraukų tų šventyklų ir jeigu mes pastebėsim, tai dažniausiai šventykloje yra viena, nežinau ar graži ar negraži, sakykime, tradicija, bet toje šventykloje visą laiką turi būti knyga. Tai žinių apraiška vadinamoji. Tai yra, masonai siekia parodyti, kad, iš esmės, jie yra galbūt, čia mano vėlgi interpretacija, bet jie siekia parodyti, kad jie nėra, sakykime, neišprusę žmonės ir panašiai, kad jie yra iš esmės ta inteligentija, galbūt, sakykime, tas elitas savotiškas. Inteligentija, ne tik inteligentija, bet apskritai aristokratija ir savotiškas kaip ir, aukštuomenė ir protinis elitas, galbūt, net nežinau kaip kitaip tai išaiškinti, bet realiai masonų ložėse tu visą laiką rasi knygą, tu prasme, bus toksai kaip stovas su knyga ir jinai bus dažniausiai atversta, jinai turėtų būti atversta realiai pagal tą tradiciją jų, nes jie taip vaizduoja tas savo žinias, kad, ta prasme, visą laiką tai yra ložė, kuri yra atvira tom žiniom galbūt. Dabar kitas dalykas, kad tos ložės jos atrodo kaip šventyklos ir ne bet kokios šventyklos, o kaip Saliamono šventykla. Dabar nežinau, ar esat girdėję tokį dalyką ar ne. Saliamono šventykla tai yra, čia daugiau toks kaip biblinis mitas, įrodymų aš nelabai turiu, šaltiniai irgi nelabai egzistuoja, ta prasme, bet apskritai Saliamono šventykla tai buvo ta tokia šventykla, kur karalius Saliamonas gal sakykime gyveno. Čia vėlgi yra daromos tokios kaip ir prielaidos, kad galbūt tarp 10 ir 6 amžiaus prieš Kristų kažkur galėjo egzistuoti tokia šventykla, jinai turėjo daugybę turtų, čia vėlgi ta šventykla egzistavo to meto Sijone arba Izraelyje, ta prasme toje vietovėje, jinai buvo ant didelio kalno, sakykime, ir panašiai, bet čia yra toks daugiau kaip biblinis mitas, tas hebrajų Biblijos galbūt mitas, aš čia galiu suklysti vėlgi tą sakydamas, bet čia realiai tai, kaip yra aprašoma, ta prasme, tame mite pati Saliamono šventykla, ją bando atkartoti jos vidų masonai. Ta prasme, masonų ložės vidus dažniausiai atrodo labai panašus į tai, kaip būdavo apibūdinama pati Saliamono šventykla. Čia yra toks kaip centrinis simbolis. Ir apskritai, kai aš minėjau, kad niekas nežino, kas buvo pirmasis masonas, bent jau masonai patys realiai nežino, kas buvo pirmasis masonas, bet ta tradicija tikėtina, kad sako, kad pirmasis masonas buvo pats karalius Saliamonas. Tas, sakykime, biblinis galbūt karalius. Vėlgi įrodymų, ar karalius Saliamonas iš tiesų egzistavo ir gyveno, aš kaip ir neturiu ir nelabai kas ir turi, ta prasme, galbūt kažkoks karalius egzistavo, bet kaip ir minėjau, tiek pačios Saliamono šventyklos nėra tokių konkrečių įrodymų ar kažkokių nuolaužų rasta, tiek ir pačio karaliaus Saliamono. Ta prasme, kažkokių įrodymų apie jį ar jo egzistavimą lygiai taip pat nėra. Bet
vėlgi, kaip ir minėjau, patys masonai, jie daugiau mažiau bando nukreipti mūsų dėmesį į tai, kad pirmasis tas masonas, tas didysis masonas buvo būtent karalius Saliamonas. Dabar kitas dalykas šiaip pastebėtina, kad masonai nėra tiesiog masonai vos tik įžengia, ta prasme, pro duris. Jais netampama tiesiog iš karto, iš karto tu netampi masonu, ta prasme, arba tu būni masonas, bet būni žemesnio lygio masonas. Kitaip tariant, kad masonai visko nežino vos tik tais tapę brolijos dalimi. Tu turi užsitarnautą ir iš esmės tu turi būti, ta prasme, tas ištikimasis masonų narys ir po tam tikro laiko, kai tu tapsi tam tikro lygio masonas, tu gauni tą teisę gauti žinias tam tikras. Tai aš ką turiu omeny, tai ta prasme ta ezoterika, tas žinias, kurių niekas kitas galbūt neturi, tai tas masonų paslaptis. Tas paslaptis, apie kurias ir kalba patys masonai, kad jie yra vieša brolyje turinti paslapčių. Tai konkrečiai apie tas paslaptis žino tie aukščiausio lygio masonai. Masonai dažniausiai skirsto save į 3 grupės, ta prasme, tuos 3 pogrupius. Tai jie yra žinomi kaip pats pirmas pogrupis būtų mokinys, tada vėliau patirusysis mokinys, ta prasme, ir pats paskutinis ir aukščiausias 3 lygis, tai jau būtų meistras. Galų gale apskritai visi tie 3 pogrupiai yra skirstomi iš viso į po 11, sakykime, lygių. Tai ką aš turiu omeny, tai kad pats aukščiausias tas didžiausias meistrų meistras, sakykime, meistras masonas, jau yra 33 lygio masonas. Dabar skaičius 33. Nežinau, ar jums ką tai reiškia ar ne, bet 33 yra tiek pat, kiek yra pas vidutinį žmogų slankstelių. Realiai tiek, kiek mes turim stuburo slankstelių, realiai tiek ir yra lygių pas masonus. Matot, visur tas simbolizmas, jisai yra surištas kažkur su žmonėms, su astrologijom, su biologijom, su viskuom, ta prasme, su matematika, su mūrininkystė. Iš esmės tai bando apšviesti. Ta prasme, realiai daug apskritai žmonių, kurie naršo masonų istoriją, bando nukreipti į apšvietos amžių. Tai yra apšvietos amžius, tai tas tarp 17 ir 18 amžiaus buvęs periodas mūsų visų europiečių, sakykime, istorijoje, kada žmonės pradėjo kreipti dėmesį į mokslą labiau ir panašiai. Ir dažnai daug kas yra nukreipiama į tą masonus. Nukreipia į masonus visą tą dalyką. Mes bando pasakyti, kad tas apšvietos amžius buvo realiai sukūrė masonus. Ta prasme, masonai, nors ir kaip ir minėjau, prasidėjo tokie kaip profsąjungos, unijos tokios laisvųjų mūrininkų ir panašiai, tačiau masonai tapo išmintingi galbūt tarp 17 ir 18 amžiaus ir galų gale sukūrė tas pirmasias ložes dar 19 amžiaus pradžioje Londone, tą didžiąją ložę, kuri egzistuoja iki šiol. Tai čia tiesiog šiaip prasukau, kad tie 33 lygiai yra tiek pat, kiek mes turim slankstelių. Vėlgi, nenoriu suklaidinti, bet šiaip vidutinis suaugęs žmogus po to jau, kai jau subręsta, sakykime, jau turi 24 slankstelius. Kodėl taip yra, tai čia tik vėlgi biologijos tokias plius minus pamokėlės, bet tai būna, nes mes sukaulėjam. Kaip čia pasakęs, mūsų kaulai susilieja galbūt, bet apatiniai slanksteliai berods susijungia, kažkas panašaus, bet kiek aš girdėjau, tai kad 33 slankstelius mes turim, kai mes būnam dar visai jauni, vėliau būna 24 berods, bet čia vėlgi vidutiniškai, kai kurie žmonės neturi daugiau slankstelių, kai kurie ir mažiau, bet taip, tie 33 lygiai dažniausiai yra teorizuojami, kad jie yra kilę būtent iš to dalyko, kad standartiškai, sakykime, žmogus turi 33 slankstelius, bent jau iš pat pradžių, sakykime, ankstyvame gyvenime. Dabar judant toliau, ta prasme, apie tas tradicijas ir tą visą pasišventimą, kaip tu tampi masonų ir panašiai, tai masonai dažniausiai priima priesaiką laikyti tam tikras tradicijas savy ir, ta prasme, laikyti tam tikras paslaptis, kurias sužinos ložėje, viską už uždarų durų, kad tik tais gali kalbėtis apie tas paslaptis tik su kitais broliais, tai kitaip tariant su kitais masonais ir su nieko daugiau. Tai jie dažniausiai tą priesaiką priima uždėję ranką ant religinės knygos, ant religijos, kuri dominuoja toje šalyje. Tai kaip pavyzdėje pas mus, Lietuva neturi savo nacionalinės religijos, kaip žinia, mūsų konstitucija to neleidžia, sakykime, bet vis tiek mūsų šalyje, ta prasme, dominuoja krikščionybė. Tai mūsų šventoji knyga būtų tokia kaip ir, Biblija, sakykime, paprasčiausiai. Tai mūsų lietuviškiai masonai paprasčiausiai padėtų ranką ir priesaiką priimtų padėję ranką ant Biblijos. Čia taip paprastai tariant. Bet kaip ir aš minėjau anksčiau, šiaip masonai netiki tuo pačiu dievu, kuriuo tiki patys krikščionys, nes kaip ir minėjau, masonai gali būti, Saudo Arabijoje gali būti masonų. Jie dėtų tikriausiai ant Korano, ta prasme, ranką ir lygiai taip pat priimtų priesaiką, bet jie netikėtų visų tuo pačiu dievu, nors vėlgi islamas, judaizmas ir krikščionybė tiki tuo pačiu daugiau mažiau dievu, bet aš ką noriu pasakyti, kad nepriklausomai nuo to, masonai jie netiki galbūt tuo pačiu dievu kaip
kaip, sakykime, tie patys krikščioniai ar islamą išpažinę, ar musulmonai, ta prasme, islamą išpažindantys žmonės. Ta prasme, iš esmės, jie tiki kažkuo tuo architektu, tuo didžiuoju visatos, ta prasme, architektu. Išties keistas dalykas. Tai taip, ta priesaika priemama vietovėje, kur yra panaši į Saliamono šventyklą, yra priemama padėjus ranką ant šventos knygos, sakykime, tos šalies dominuojančios religijos dažniausiai. Ir na taip, tie patys ritualai dažniausiai gali išsiskirti, čia priklausomai, prasme, bet šiaip masonai turi ir tam tikrus rūbus, jie turi tas tokias prijuostes, sakykime, kai jie priiminėja priesaikas ir kai fotografuojasi, kaip pavyzdys, nes taip, masonai dažnai tą ir viešai parodo, ta prasme, masonai nėra kažkokia paslaptis, kaip ir minėjau, jie viešai tą leidžia suprast žmonėm. Dažnai būdavo, na, kaip pavyzdys, Apolo skrydžiai į Mėnulį, ar ne? Galima rasti daugybę nuotraukų iš aukšto rango, sakykime, aukšto lygio masonų. Prasme, net nežinau, čia 32-33 lygio tų meistrų masonų, kurie, na, nusifotografavę prie tų Apolo skrydžių, ta prasme, nuotraukų ir panašiai, ir prie tų modelių, ta prasme, pačių muziejuose. Ir jie apsirengia tomis prijuostėmis ir panašiai. Žinoma, sąmokslo teoretikai iškart galvoja, kad nebereikalo žmonės, prasme, masonai taip fotografuotus, tai reiškia, kad jie galbūt prisidėjo prie viso to proceso, galbūt vis dėlto tie skrydžiai į Mėnulį buvo mėšlas, ta prasme, visiška melagystė, bet čia vėlgi ilga istorija, ta prasme, aš negaliu pasakyti 100% ir vėlgi mes jau kalbėjome apie skrydžius į Mėnulį. Žinot, sąmokslo teorija jau aiškiai pasakė, kad skrydžių nebuvo, žmonės nieks nenutupė ant to Mėnulio, čia aišku juokinga, bet čia tik šiaip pamastymai. Ir taip, tie masonai dažniausiai turi tos prijuostės, kaip minėjau, jie šiomis dienomis, kaip pavyzdys, jie dažniausiai išsiskiria savo žiedais, ta prasme, masonai turi tam tikrus žiedus, tokius su masoniškais simboliais, sakykime, tai su tais pačiais, su to pačiu skriestuvu kompasu vadinamoju ir su tuo kampinė liniuotė, ta prasme, vadinamąją, tai jie turi tuos žiedus, kuriais, ta prasme, gali atpažinti vienas kitą, nes vėlgi tu galbūt nepažinosi viso pasaulio masonų, tai tu kažkokiu būdu turi vienas kitą pažinti. Tai vienas iš būdų yra būtent va tie simboliai ant tavęs, tai yra kaip pavyzdys grandinėlė ir kokie nors žiedai ir panašiai, bet dar vienas iš būdų yra pasisveikinimai. Masonai turėjo tam tikrus simbolinius pasisveikinimus, tai kaip pavyzdys, net nemoku paaiškinti, jie turėdavo tam tikrą žodyną, kurį pasakė, sakykime, kokį nors kodą aš tau pasakyčiau, tarkim, ir tu iškart suprastum ir reiškia, mes abu masonai, mes iškart suprastumėm, kad mes vienas su kitu esame masonai, nes mes žinom, kad tam tikras žodis, tam tikri žodžiai, jų derinys reiškia tam tikrą kodą, ar ne? Ir lygiai taip pat pasisveikinam, tarkim, duočiau tau ranką, aš ją kaip nors, ta prasme, padėdamas nykšti kaip nors aukščiau ant tavo rankos, aš duočiau suprast, kad aš esu masonas. Ir kadangi tu suprastum tą simbolį, mes abudu suprastumėm, kad mes esame masonai, ta prasme, įdomiai iš tikrųjų skamba, bet vėlgi tas dalykas buvo išaiškintas, ta prasme, daugybė žmonių išaiškino, kad, paviešėjo, ta prasme, visą tą slaptieji sveikinimais ir panašiai tarp masonų. Kaip jie paviešėjo, aš tiksliai negaliu pasakyti, bet man atrodo, kai kurie paparaciai ir kai kurie žurnalistai pradėjo pastebėti, kad kai kurie aukštuomenės atstovai įdomiai sveikinasi, ta prasme, jie įdomiai paduoda rankas tam tikriem žmonėm. Ir pradėjo suprasti, kad, ta prasme, tam tikri pasisveikinimai ir jų būdai yra būtent tas masoninis simbolis. Tai masonai dabar jie sveikinasi šiek tiek kitaip. Dabar bent jau masonai pateikia tokias kaip kortelės, kažkas panašaus į kortų pobūdį, net nemoku paaiškinti, kaip vizitinė kortelė, sakykime, ar ne? Tai vizitinė kortelė, sakykime, su tam tikru, net nemoku paaiškinti, braižu kažkuo panašaus. Ta prasme, jūs duodu jums kortelę, jūs ją pačiupinat ir jūs iškart suprantat, kad aš masonas ir kažkas panašaus. Tai čia yra tas simbolizmas. Tuo tarpu paprastas žmogus paėmęs tą kortelę, jisai nesuprastų to. Bet aš tą turiu menį. Tai jie dažniausiai dabar su raštu bando vienas kitam atkreipdėmėsi, kad jie yra masonai. Prasme, dabar naudojami tokie būdai pasisveikinimo. Dabar vėlgi žymieji masonai. Ar žinot kokiu nors, nes tikriausiai žinosit, ta prasme. Tai aš ką noriu pasakyti, kad kaip žmonės gali valdyti, ta prasme, kiti žmonės iš kitų šalių, sakykime, ar apskritai, net nemoku paaiškinti to principo, bet aš jau minėjau tai pirmoje dalyje, bet jeigu tu nori užvaldyti pasaulį, tau nereikia užvaldyti kiekvieno žmogaus, ta prasme, ar nurungti visus 8 milijardų žmonių, tau tai reikia užvaldyti tam tikras pozicijas, aukštas pozicijas kiekvienoje šalių. Jeigu mes turime apie 200 šalių, mums tai reikia 200 vadovų, ar ne, tų šalių. Ir mums tai reikia, kad tie 200 vadovų taptų mūsų, sakykime, organizacijos dalis. Jie turi tapti masonai. Prasme, visi tie, sakykime, šalių prezidentai, vadovai, visi tie šeichai ir panašiai, prasme, jie visi turėtų tapti būtent mūsų organizacijos dalis, nes gautųsi taip, kad mus vienyje ne mūsų šalis, mes nesame ištikimi mūsų šalim,
tokiu atveju, bet mes esame ištikimi savo broliams. Suprantat, aš tą turiu menį. Tai tarkim, aš ir koks nors, nežinau, prancūzas, ar ne, kaip pavyzdys. Mes abu esame europiečiai, taip, bet mes esame savo šalių atstovai, ar ne, tai mes galim sakyti, kad, na, iš vienos pusės aš vis tiek esu labiau ištikimas Lietuvai, sakykime, prancūzas yra ištikimas Prancūzijai, bet kadangi mes abu esam masonai, mes esam labiau ištikimi masonam, mes, ta prasme, esam ištikimi savo brolijai ir tada gaunasi, kad mes neturim kažkokių valstybinių, sakykim, sienų, mums tai tampa juokinga, mums tai tampa nebereikalinga ir taip mes pradedam užvaldyti, sakykim, dvi šalis, laimi iš karto dvi šalis, prasme, laimi mūsų brolyje. Na, tikriausiai suprantat, ką aš turiu menį su tuo visų principu. Ir va dabar aš tą turėjau menį su tais didžiaisiais masonais. Kaip pavyzdys, Mozartas, ar ne? Wolfgangas Amadėjus Mozartas. Jisai buvo masonas. Įsivaizduojat, Benjaminas Franklinas, irgi masonas. Jisai pasirašinėjo ant nepriklausomybės deklaracijos, ta prasme, Jungtinių Amerikos valstijų. Aš kaip ir minėjau, mūsų vasario 16 nepriklausomybės aktas, ar ne? 1918 metai. Ta prasme, lygiai taip pat buvo peržiūrėtas, buvo tikėtina, ta prasme tikėtina, kad buvo prisidėta iš masonų pusės. Net yra keista tą pripažinti, bet, na, net pažvelgti iš tos vienos pusės, bet galimai, ta prasme, mūsų nepriklausomybė galbūt priklausė nuo masonų. Ta prasme, tai yra keista pagalvoti, ta prasme, apskritai, nes kaip ir minėjau, mūsų, ta prasme, valstybė, jinai nėra kažkuom nusipelniusi galbūt, kad atkreip dėmesį, ta prasme, masonų, bet taip, iš esmės, nepriklausomybės aktas, ta prasme, 1918 vasario 16 tikėtina, kad tas mūsų Lietuvos nepriklausomybės aktas buvo peržiūrėtas pačių masonų, ta prasme, tu gali įsijungti tą Lietuvos tarybos nuotrauką, sakykim, tą žinomąją, tenais, kur yra pilna žmonių, ta prasme, Smetona ir panašiai. Ir, ta prasme, kažkurie iš tų žmonių galimai galėjo būti masonai. Ta prasme, brolijos nariai, kaip jūs jaučiatės tą žinodami, kad jūsų galbūt valstybė tapo nepriklausoma dėl to, kad kažkokia brolyja nusprendė tą padaryti. Ir kai kurie sako, kad, na, čia nesvarbu, čia yra tiesiog sutapimas, bet tai yra keista, kai tu turi tam tikrų žmonių, kurie yra vienijami slaptų ryšių, jie kartu ir yra atsakingi už tam tikrų istorinių įvykių eigą ir atsiradimą. Tai kaip ir minėjau, ta pati revoliucija, ar ne? Vienas iš, na, masonų ritualų dažnai turi tą tokį posakį laisvė, lygybė, brolybė. Ar esat girdėję tokį dalyką kažkur? Tikriausiai esat, ta laisvė, lygybė, brolybė. Tai jūs girdėjot, nes tai yra prancūzų šūkis. Tai yra prancūzų šūkis, kuris išpopuliarėjo Prancūzijos revoliucijoje. Ir vėlgi šitas dalykas, ta prasme, išpopuliarėjo pas masonus lygiai taip pat. Ir jis net ne tai, kad išpopuliarėjo, jis apskritai buvo vartotinas. Ir nežinia kiek laiko. Ir va tas yra keista, kad, prasme, atrodo tokie dalykai istorijoje, bet jie yra surišti su masonais. Ir daug žmonių bando sakyti, kad čia nėra jokio sąmokslo, čia yra, na, netiesa, čia yra tik mūsų fantazija. Na, nemanau, aš taip tikrai nemanau. Sakau, Mozartas, Franklinas, karalius Jurgis VI, ta prasme, Džordžo VI, nežinau, Jungtinės karalystės, 20 amžiaus. Lygiai taip pat jis buvo karalius ir jis buvo masonas. Winstonas Churchillis, lygiai taip pat masonas. Gal žinote FTB įkūrėją, tik priminsiu, jisai berods buvo mano herojus, kaip sakiau, jisai buvo toks protingas, jisai sugebėjo išaiškinti tą vieną sudėtingiausių bylų, ta prasme, 20 amžiuje, tą mafijos, galima sakyti, bylą, tos prasme, Amerikos čiabuvių mirčių, ta prasme, bylą, jisai sugebėjo išspręsti per įdomius metodus to meto. Tai J. Edgaras Hooveris, irgi masonas, FTB įkūrėjas, ta prasme, negaliu patikėti, Federalinio tyrimo biuro prasme įkūrėjas. Ir jisai masonas, vienas žinomiausių. Ir to prasme, kai kurie žmonės pradėjo galvoti, kaip tai įmanoma. Prasme, gaunasi, kad mūsų šalį, ne tik mūsų šalį, bet apskritai ir kitas šalis, tie labiausiai, sakykime, galbūt svarbus žmonės, jie tampa kažkokios didžiulės organizacijos dalis. Ir jeigu jie nėra atsakingi žmonėm, jie nėra atsakingi savo šaliai, bet jie yra atsakingi labiau savo brolijai, apie kurią mes nieko nežinom praktiškai, tik žinom, kad jinai egzistuoja, bet nežinom, ką jinai praktikuoja. Tai jeigu mes žinom, kad jie turi tą ryšį su ta brolyje, tai vadinasi, mus kontroliuoja visus ta brolyje. Savotiškai galim daryti tą prielaidą, nes jeigu brolyje nuspręs, tarkim, duos kokį nors sprendimą, kad dabar laikas mūsų nariam, mūsų organizacijos, slaptosios organizacijos nariam daryti ir priimti tam tikrus sprendimus, vadinasi, tie žmonės aukštose pareigose, ta prasme, gali mus kažkaip kitaip perversti, viską kitaip sudėlioti. Galbūt inicijuoti kokį karą, konfliktą, pilietinį, ta prasme, karą. Galbūt tie patys, sakau, 141 išrinktasis Seimo narys, galbūt kiek iš jų yra masonų, aš nežinau. Vėlgi,
masonų sąrašai, ta prasme, yra ganėtinai viešas dalykas, bet ne visiškai viešas. Ta prasme, mes neturim to 100% sąrašo, bet nemažai tų sąrašų turim. Jie yra, aišku, oficialūs, pačios net ložės kartais būna paplatinamas, ta prasme, sąrašas masonų. Ir jisai būna, išsiunčiamas kur nors, ta prasme, nežinau, į laikraštį kaip pavyzdys, dienraštį ir panašiai. Ir jisai, būna tiesiog išplatinamas visuomeniai. Ta prasme, žmonės žino, kad tai yra masonai, bet ne visos ložės tą daro. Kaip pavyzdys, kaip ir minėjau, ta prasme, Lietuvos, ta prasme, masonai, apie juos mes daug nežinom. Mes žinom, kad egzistuoja ložės tiek Kaune, tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, gal net ir Šiauliuose. Ir mes žinom, kad yra vienijanti ložė, ta didžioji ložė Lietuvoje. Bet tikslių adresų, tikslių susirinkimo datų nieko nežinom. Ir net jeigu žinotume, mūsų tiesiog neįleistų į duris, paklaustų, koks kodas, aš nežinau. Aš negaliu, ta prasme, patekti ir viskas tom ir baigta. Tai realiai yra žiauriai keista, visme mano nuomonė. Tai išties, bet kartu ir įdomu. Aš nežinau, kaip jūs galvoja. Bet vienas žmogus pabandė įminti šitą myslę. Ir čia yra galbūt vienas iš svarbiausių įvykių galbūt visų masonų istorijoje. Aš nežinau, ar esat girdėję apie ar ne, bet yra toks dalykas, toks judėjimas kaip antimasonai vadinamas. Antimasonai, savaime suprantama, tai antimasonai yra žmonės, kurie yra prieš visus masonus ir panašiai, ir jie siekia, ta prasme, išspręsti jų tą myslę, išsiaiškinti, kokią jie tiesą turi. Nes kaip ir minėjau, masonas, kuris yra aukščiausio lygio, tas meistras masonas, jau 33 lygio masonas, jisai gauna teisę ir žinias, jisai išsprendžia tą paslaptį, jisai gauna atsakymus visus, kuriuos nori. Ta prasme, realiai ložė pasidalina su juo, kaip su tuo broliu, aukščiausiu broliu, ta prasme, pasidalina tą paslaptim, ar ne? Bet vienas žmogus, jisai tapęs 33 lygio masonų, jisai nusprendė tas paslaptis paviešinti, jisai nusprendė parašyti knygą apie masonų ritualus ir jų žinias. Jisai nusprendė parašyti visą tiesą apie masonų tas paslaptis. Tas žmogus yra Williamas Morganas, nežinau, ar esat girdėję, bet šiaip jisai nebuvo kažkom labai žinomas, jisai nebuvo labai, sakykime, ar turtingas žmogus, ar pasiturintis, bet jisai buvo žinomas kaip, ganėtinai geras statybininkas, kaip čia pasakius, statybininkas. Jisai realiai nebuvo architektas ar inžinierius ar kažkas panašaus, bet jisai buvo, jisai gyveno New York'e, jisai gyveno 18 amžiuje ir vėliau mirė 19 amžiuje, tai jisai buvo realiai paprasčiausias statybininkas, kuris sugebėjo pasiekti tą 33 laipsnį masonų ir jisai vieną dieną tiesiog nusprendė, kad jisai atskleis visas paslaptis. Vėlgi, tikėtina, kad dėl ko jisai nusprendė tą padaryti, yra dėl to, kad jisai buvo ganėtinai nenuspėjamas žmogus, jisai dažnai gėrė ir daug, jisai dažnai loždavo ir dažnai praloždavo daug, jisai gan buvo susigadinęs savo gyvenimą ir, sakykime, žmogus realiai, kuris neturi ką prarasti, jisai tiesiog nusprendė savo brolyje išduot, sakykime, o kaip žinia, masonam tai gali nepatikti. Ir masonai paplatino tą tokią, viešą tokį pranešimą, kad jie yra nusivylę, kad vienas iš jų brolių, ta prasme, tas Williamas Morganas siekia išleisti knygą, kurioje bus išduota paslaptis, nes kaip ir minėjau, ta prasme, Williamas Morganas buvo jau 33 laipsnio masonas, bent jau spėjama, tikiuosi, kad jis nemeluoja. Ir, kas atsitiko, tai Williamas Morganas dingo ir niekas nežino, kas jam atsitiko. Ir čia yra labai, įdomus dalykas, ta prasme, čia yra vienas iš tų tokių pradžių, kada masonai galimai galėjo tapti tokia labiau, galbūt ne tik slapta brolyje, bet daugiau galbūt nusikalstamo pobūdžio, galbūt organizacija, aš net nežinau, čia vėlgi sąmokslo teorija ir panašiai, bet Williamas Morganas dingo, jisai dingo 19 amžiuje ir jo niekas daugiau nerado gyvenime, ta prasme, niekam neaišku, kas jam atsitiko, tikėtina, kad jisai mirė. Bet taip, jisai tiesiog dingo. Ir viskas. Ir nuo pradžių, aišku, žmonės galvojo, kad jo daugiau niekas neras. Aš čia gal šiek tiek suklaidinau, jūs atleiskit, nebuvo taip, kad jo visai niekas nerado. Bet, tikėtina, kad jį rado, bet čia vėlgi aš sakau, kad, klaidinu galbūt sakydamas, kad neaišku, ar jį rado ar ne, nes šiaip buvo rastas kūnas. Ta prasme, dar vėliau 19 amžiuje, kaip ir minėjau pradžioje, 1827, jeigu neklystu, buvo rastas tiesiog labai, kaip čia pasakius, supuvęs kūnas. Daug kas galvojo, kad tai buvo būtent Williamas Morganas, bet niekam neaišku. Tai tikėtina, kad galbūt jį rado, bet aš manau, kad ten nebuvo jo kūnas. Ta prasme, nes žmonės nelabai galėjo nustatyti, kas tai galėjo būti per kūnas. Tai tikėtina, kad jis tiesiog dingo. Jisai bandė pabėgti ir galbūt jį surado. Ir tikėtina, kad tai padarė masonai. Ir jisai vėlgi, Williamas Morganas, taip ir neišleido to savo žymiosios knygos. Jo ta knyga kaip ir neišliko. O kas atsitiko jo namam, jie sudegė.
Tai čia irgi keista, jo visi raštai, jo visi tie siekiai paviešinti visą tą paslaptį, ta prasme, neišliko. Jisai pats dingo, tikėtina, kad mirė, ar buvo nužudytas, o jo namai sudegė. Ir jo lygiai taip pat visi tie rašmenys irgi lygiai taip pat dingo. Tai taip, nuo to prasidėjo visi tie sąmokslai, sakykime. Tai nežinau, kaip jūs galvojat, kas galėjo atsitikti Williamui Morganui, tam žymiausiam antimasonui, kuris galimai buvo prieš tai masonas ir dar aukščiausio lygio masonas. Tai taip, ir dabar klausimas iškyla, ta prasme, kaip tapti masonu, ta prasme, kas tampa masonais. Tai nežinau, iš tiesų to niekas 100% nežino. Kiekvienas turi savo teoriją, ta prasme, aš irgi turiu savo teoriją ir, ta prasme, daug kas teorizuoja apie tai. Bet kaip tapti masonu? Dažniausiai žmonės sako, kad visų pirma tau reikia pažinoti masoną, ta prasme, tu negali tiesiog tapti masonu dėl to, kad tu labai nori. Net jeigu tu pažįsti masoną, tu negali su juo kalbėti apie jokius masoniškus dalykus ir panašiai, tu turi realiai vos neapsimest, kad tu nežinai, kas tas žmogus yra, tarkim. Tai įsivaizduokit, kad jūs einate į darbą, ar ne, ir jūs turit kolegą, kuris, dėvi, nežinau, masoniškai žiedą, ar ne, jūs iš karto prezimuojat, kad jis yra masonas, bet jūs jam nieko nesakot, ne. Bet kartu, kas atsitinka, ta prasme, realiai jūs susidraugavot ir panašiai, ir tas jūsų draugas su masono žiedu, jisai nieko jums toliau nepasako ir panašiai, bet jūs vis labiau atkreipiat jo dėmesį, ta prasme, su savo pasiekimais. Tai iš esmės masonai galbūt neieško žmonių, kurie yra turtingi, jie nėra su tuo, interesuoti su tuo, bet jie yra suinteresuoti labiau prie žmonių, kurie yra, kaip čia pasakius, populiarūs, galbūt, sakau, influenceriai galbūt, kaip mes čia dabar sakytumėm, žmonės, kurie gali patraukti didelės publikos dėmesį. Aš kalbu apie įvairiausius atlikėjus, apie įvairiausius politinius veikėjus ir, žmonės, kurie galbūt gali būti žinomi, bet ir kartu ne visai žinomi, bet jie bus masonai. Ta prasme, jie galės tapti masonais, bent jau galės. Ta prasme, nebūtinai bus masonai, bet jie galės tapti masonais. Tai kaip ir minėjau, tau nereikia būti turtingam ar kokiam nors, nežinau, karališkosios šeimos atstovui, bet dažniausiai, žinoma, karališkosios šeimos, tarkim, atstovai, jie gali tapti masonais, nes jie vėlgi yra įtakingas klanas, sakyčiau, net nežinau, kaip čia kitaip pavadinti, bet, ta prasme, realiai esmė yra įtakingumas ir ta prasme, tas visuomenės veikla. Jeigu tu esi ganėtinai žinomas visuomenėje, ta prasme, ganėtinai užimantis aukštas pareigas visuomenėje ir panašiai, ir galintis daryti kokią nors įtaką didžiulę visuomeniai, tu gali tapti masonu, ta prasme, tu gauni tą pasiūlymą. Ir aš kaip ir minėjau, jeigu tu turi draugą masoną, kuris pastebi, kad tu esi tas aukšto lygio žmogus, tu galbūt gausi kvietimą. Ta prasme, tiesiog pas tave vieną vakarą užeis draugas su masonišku žiedu ir tau pasiūlys, ta prasme, ne visai gal mafiozišką siūlymą, kurio negali atsisakyti, bet tu gausi pasiūlymą, kurį gali aišku atsisakyti, gausi pasiūlymą sužinot kažką, ko niekas kitas nežino, tą masoniškąją paslaptį gausi siūlymą. Ir tu turėsi pasirinkimą, ar nori ar ne, priimti tą priesaiką ir po truputį apsiginti visus lygius, pereiti visus tuos sunkumus ir galų gale tapti 33 lygio masonu ir, kaip žinia, sužinoti tą paslaptį. Tai čia yra preziumuotina, kaip viskas vyksta. Tai realiai tu turi pažinoti masoną ir tu turi turėti tas aukštas pozicijas, tas žinomas gerai ir valdomasias galbūt pozicijas. Sakykime, jeigu tu esi paprastas žmogelis, sakykime, pilkas žmogus, tikėtina, kad tu masonu netapsi, gal ir tapsi, nežinau. Vėlgi, Williamas Morganas, kaip ir minėjau, jisai buvo ganėtinai paprastas žmogus ir jisai bent jau teigia, kad jisai buvo aukščiausio lygio masonas, tai gal įmanoma ir paprastiem vis dėlto žmonėm tapti masonais, bet gal po Williamo Morgano veiksmų, gal vis dėlto masonai sugriežtino savo reikalavimus ir dabar tik tais patys aukščiausio lygio pareigūnai, tik tais ir valstybės tarnautojai gali tapti masonais. Sakau, politiniai veikėjai, nesvarbu ar turtingi ar neturtingi, karališkoji šeima, įvairūs klanai, sakykime, jie gali tapti, bent jau gauti pasiūlymą tapti masonais. Iš ties įdomu ir keista ir galbūt net baugoka, kai pagalvoji, ta prasme, kad, šalis gali valdyti koks nors klanas, ta prasme, žmonių. Iš ties tampa keista. Ir, nežinau, kaip jūs galvojat. Būtinai parašykit savo nuomonę, nes man visą laiką yra įdomu išgirsti, kaip jūs galvojat ir, ta prasme, ką manot apskritai apie tos masonus ir jų tos keistenybės ir, ta prasme, jų tos ritualus vadinamosius, ta prasme, visos tos Saliamono idėjos ir panašiai, nes šiaip dar prie to paties dėl Saliamono, ta prasme, daug kas tą
asocijuoja su apskritai su zionizmu. Nežinau, ar esate girdėję, bet zionizmas tai yra irgi toksai judėjimas, daugiau izraelitų, ta prasme, žydų, galima sakyti, paprastai tariant, judėjimas su siekiu atkurti, ta prasme, žydų valstybę Izraelį, ta prasme, Zioną, tą Sioną, gal taip sakykime. Tai, ta Saliamono šventykla ir visa kita dažnai yra asocijuojama, ta prasme, masonai yra dažnai asocijuojami su tuo zionizmu, bet šiaip yra keista, nes masonų buvo ne tik žydų, bet apskritai ir paprastų žmonių, įvairiausių žmonių, ta prasme, ir iš įvairiausių šalių. Tai, nežinau, ložių yra visur, vos ne visur pasaulyje. Tai, žinot, čia yra labai didžiulė mistika, ta prasme, kurios tiesiog aš negaliu įminti. Aš kaip varganas Sol FM vedėjas nelabai galiu kažką ir pasakyti, kas vis dėlto vyksta tose ložėse. Aš tik galiu pasakyti, ką mes žinom apie tas ložės. Bet kokia jų yra paslaptis, kokią paslaptį jie vis dėlto saugo, aš nežinau. Bet sąmokslo teoretikai daug ką, turi idėjų savų, ką saugo, kokią paslaptį. Viena iš idėjų yra, kad jie galimai, masonai saugo paslaptį apie šventąjį gralį, kaip pavyzdys. Kad jie žino, kur yra šventasis gralis ir kad galbūt jie net ir jį saugo. Kitas dalykas yra, Saliamono šventyklos, galbūt tikslioji vieta. Galbūt jie žino, kur ta Saliamono šventykla yra ir lygiai taip pat jos turtai. Nes vėlgi, kaip žinia, masonų ložės, jos vis tiek turi būti iš kažko išlaikomas. Ta prasme, tie žmonės turėtų būti ganėtinai turtingi. Ir vėlgi, tikėtina, kad masonai duoda kažkokį mokestį, tikėtina, kad jie kiekvienas iš jų moka kažkiek, kad būtų nariais. Nežinau, kaip ir kiekvienos asociacijos, kaip pavyzdys, narys dažniausiai moka kažkokį mokestį. Tai susidarė toks įspūdis, kad galbūt masonai lygiai taip pat moka kažkokią duoklę. Ir, galbūt iš ten jie gauna tos pinigus, nes vėlgi karališkoji šeima, sakykime, ir panašiai, dažnai būna masonai ir galbūt iš ten ateina tie pinigai, bet vėlgi, nieks nežino, koks tas verslas yra. Tai viena iš tų idėjų, ta prasme, sąmokslo teorijų tapo, kad Saliamono šventyklos turtai ir yra tas iždas visų masonų. Čia yra žiauriai keista ir, ta prasme, išties įdomi teorija. Dar viena teorija yra tiesiog nacių auksas. Dar viena yra teorija, kad jie laiko paslaptį, ta prasme, jų paslaptis yra Liongino ietis. Nežinau, ar esat girdėję. Ta tokia vadinamoji Liongino ietis, tai yra, ietis, kuri nudūrė Jėzų berods. Ir iš esmės jos galūnė nulūžo berods. Čia pagal tą pačią istoriją. Tai, tikėtina, kad jie žino, kur ta ietis yra. Gal net ir laiko kažkur. Buvo tikėtina galvojama, kad tai gali būti Londono ložiai, toj didžioji ložiai. Tai irgi labai įdomi istorija. Įdomi teorija sąmokslo. Tai daug kas, kaip ir minėjau, daug sąmokslo teoretikų galvoja, kad būtent tą laiko, ta prasme, masonai, kad kažkokią tą paslaptį susijusią su religija galbūt, su tais bibliniais mitais. Nežinau, Nojaus laivo nuolaužos ir panašiai. Čia yra išties įdomių teorijų. Ir kad jie turi būti kažkokia paslaptis susijus vis tiek su religiniu mitu kažkokiu. Ir kad būtent ir yra toji didžioji paslaptis. Nežinau, kaip jūs galvojate? Ar jie laiko kažkokią paslaptį? O gal jie jokios paslapties nelaiko? Ta prasme, gal jokių paslapčių apskritai nėra. Nežinau. Vienaip ar kitaip aš kiek matau, kad išties daug laiko jūsų atėmiau šiandien ir kad dėrėtų man palikti jūs ramybei. Tai kągi, paliksiu jūs su apmąstymais ir su ramiu vakaru. Palinkėsiu kuo ramesnio ir gražesnio vakaro ir iš esmės nebijokit tų masonų žmonės. Gal jūs vieną dieną jais tapsit. Žinot, jeigu ką, parašykite Sol FM, kaip sekas, ta prasme, kelinto lygio esat ir kaip tapot masonais, bus įdomu. Gal interviu paimsim, nežinau, paskambinkit į studiją, pasišnekėsim. Bet vienaip ar kitaip jau turėčiau jūs palikti ramybei, duosiu pasiklausyti geros muzikos, kaip visada. Ta prasme, žinot, iki Sol FM duoda tik gerą muziką klausyti. Tai taip, pasilikit su mumis toliau, išgirskite toliau Sol FM ir vėlgi susitiksim kitą savaitgalį. Ir vėl kalbėsime įdomiamis temomis. O iki to laiko palieku ramybei ir kągi, viso geriausio. Iki.